Kepça grechili cedila Santlit şubulgada Tursuri Kepça grechili cedila Santlit šubulgada Šitą atkarpą galima žiūrėti tik nuo 18 metų. Savitarna, nežinau. Čia. Čia mes jau ratos, jeigu maštaus nėra. Dviračiai susandėlioti. Kai kurie vis dar prausiasi po lietum. O, aš jau labą, versiu savo. Eik apvers į geresnę pusę. Jokas jokais, bet čia nei jokių šlangų, nei nieko neturim. Tai lietus yra geriausias dviračių nuprausėjas. O nuprausios reikia, nes visi keliukai yra iš tokios akmens trupinių, purvo. Tai ta akmens masė. Ja, nes panašu, kad visi, kas turi ne juodus drabužius, o bent kokios spalvos, tai gausim išmesti jos arba tiesiog važiuoti purvini, nes tikrai nelabai atsiskalbs. Visgi avantūra šiandien buvo atšaukta, nes peršalom ir permirkom, labai jau pavojingoj riboj. Tai visi kolektyviai nusprendėm grįžti atgal, persirengti į sausus ir šiltus rūbus. Esam žiauriai gražiam miestelį, kuris vadinasi Dartla. Ten aukštai net matosi užrašas Hotel Dartla. Žiauriai, viskas čia žiauriai gražu palyginus. Tose bokštuose gyvendavo apačioj belaisviai, po to moterys, o viršutinės aukštuose gyvendavo vyrai, kuriem, aišku, iš viršaus ir gintis nuo priešų būdavo lengviau. Čia mes turim žiauriai gražią bažnytėlę. O dabar, jeigu tik neįlipsiu į avyčių ir karvučių šudukus, parodysiu įdomiausią šitos vietos objektą. Čia tipo vartai, bet aš jas perlipsiu. Čia yra teismo salė. 12 protingųjų teisėjų sėdėdavo. Jeigu kaime kažkas, tai šitam, kuris iš čia gražiau net matosi, jei kaime kažkas prasikalsdavo, sėdėdavo 12 teisėjų, per vidurį būdavo kaltintojas ir kaltinamasis. Ir visa šita šaika nuspręsdavo to vieno žmogaus likimą. Jo. Mes čia atvažiavom su dviračiais pasivėžint. Ne, čia nesniegas.